Nostra LT. Regionų krepšinio lyga. Kelyje. Keliaujame į Nostra LT regionų krepšinio lygos rubriką. Pirmadienis ir kaip visada turim svečių, o šiandieną svečių turime neeilinių, nes būtent treneriui reikėjo keliauti ne kaip įprastai. Kažkas pas mus atvažiuoja iš Kauno, iš vienos ar kitos vietos, bet atvyko iš Trakų, jeigu neklystu, ar ne? Ir šiandieną mūsų eteryje krepšinio klubo Trakai, Trakų sporto centras vyriausiasis treneris Marius Pavlovskis. Marius, sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Tai tiesiai iš Trakų pas mus? Panašiai, iš Vilniaus. Pas Vilnių gyvenu, bet Trakose bazuojas dažniausiai. Supratau. Radio stotis Kelyje. Pirmas klausimas, kaip keliai, kaip iki Kauno atvažiavot, viskas tvarkoj? Fantastiški keliai, saulėtas oras, džiaugiamės žiema, viskas labai gerai. Labai gerai, smagu girdėti. Iš tikrųjų, norėjau pradėti nuo vieno kampo, bet paliesiu kitą kampą, sakėt, kad tokios truputėlį galbūt ir bemiegės naktis čia pastarosios buvo, ar ne? Dalyvavot Amber Basketball League, gali trumpai papasakoti, žinokit, tikrai neapsimesiu, pirmą kartą girdžiu, trumpai papasakokit, kas čia buvo. Jo, tai šį savaitgalį dalyvavom Amber Basketball League antrame etape, vyksta 3 etapai, čia yra Lietuvos ir Latvijos, mano ir Latvijos iš Rygos trenerių iniciatyva įkurta lyga. Tokia ir mes tarp sezono metu pereinamosiuose laikotarpiuose darome etapus, kad krepšininkai neturėtų prastovos, dalyvaujam su Latvijų lietuvių komandom, stengiamės integruoti dar kitas šalis ir va dabar etapas buvo Tukumse, užėmėm antrą vietą, tik nesenai paryčiais grįžom namo. Tai šiaip atmintis tokia yra pagrindinė, integruoti jaunimą, duoti pasižaisti daugiau tiem, kas mažiau žaidžia ir palaikyti sportinę formą. Čia turi panašumą, ar ne, kaip KTU taurė, kažkas tokio? Kažkas tokio, jo, yra keletą etapų praeitais metais finalinis vyko Ventspilį, gegužės mėnesį šiais metais vyks Trakose. Tai jau po biškį dėliojamės, ruošiamės ir manau bus visai smagus renginys. Geras. O komandos pajėgumai daugmaž tokie patys? Komandos pajėgumai būna įvairūs, nes dažnai keičiasi komandos, bet yra tokia tendencija, kad į finalinį turą suvažiuoja tokios stipriausios sudėtys. Tikrai aš manau, ar kalba lygi komandos atitinkančios. O kaip čia dabar vyksta visas šitas Amber Basketball League? Aišku, dar priminsim klausytojams ir apie KTU taurę. Čia irgi bus finalo ketvirtas kažkoks? Ne, čia bus tiesiog visos komandos, kurios dalyvauja etapuose, vėl susitinka finaliniam etape, jo, ir tik tiesiog sudėtis dažniausiai keičiasi ir keletas dienų renginys vyks. Gerai, Mariau, man dabar kyla klausimas, ar ne? Žaidžiat B diviziono B grupėje. Taip. Žaidžiat KTU taurėje. Taip. Žaidžiat Amber Basketball League. Taip. Kaip jūs visur suspėjat? Taip ir spėjom, stengiamės, sakau, integruoti jaunimą, nes turim ir moksleivių lygos komandas, kur jaunimas dalyvauja moksleivių lygoje. Laviruojam, stumdomės, stengiamės visur spėti, aišku, laiko labai daug nuėjama, bet kol kas viskas juda į priekį. Bet šiaip, čia yra labai geras dalykas. Žinot, kartais, kai turi labai daug laisvo laiko, pradedi užsiminėti nesąmonėm ir kažkas gyvenime pradeda galbūt ne taip gerai sektis, prisigalvoja papildomų veiklų, jūs turit labai daug krepšinio, labai daug darbų, nėra laiko visokiem kitiem pašaliniam dalykam, rezultatas labai geras. Atsiverčiau B diviziono B grupė, Trakai, Trakų sporto centras, 11 pergalių, 2 pralaimėjimai. Taip. Įspūdinga. Kaip šiaip jums sekasi B grupę, matau, ar ne? Turit Uteną, turit Vilniaus rajoną ir tada tokia truputėlį atsvara, ar ne? Nuo 4 iki grubiai 7 vietos esančios komandos skiria 2 pergalės ir tada Kaišiadoriai, Vilniaus ir Varėnos komandos. Kaip šiaip vertinat kol kas sezoną B diviziono B grupėje? Jo, pirmas ratas jau pasibaigė, prasidėjęs yra antras ratas, šį vertinam teigiamai. Kol kas tiek pirmam, tiek antram rate nusileido Utenai. Tikrai aš manau, mūsų grupės tai yra brandžiausia komanda. Gal pagal sudėtį nėra stipriausiai, skirčiau kaip Vilniaus rajoną su stipriausia sudėtim, bet pagal brandą žaidėjų, pagal tam tikrą meistriškumo patirtį, aš manau, ten yra vienas toks iš pavojingiausių ir nesenai praeitą savaitę žaidėm, teko nusileisti pripažinti jų pranašumą. Šiaip vertinam teigiamai, viskas kaip ir neblogai, tikslai toliau lieka aukščiausi, uždavinys neslėpsiu patekti į finalinį ketvirtą, sekantis uždavinys yra integruoti
Trakų jaunuosius krepšininkus į regionų krepšinio lygą. Stengiamės įvykdyti savo uždavinius, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Nekartą šiaip iš jūsų lūpų išėjo tą frazę integruoti jaunimą, ar ne? Kaip šiaip, ar pas jūs žaidžia vien vietiniai trakiškiai, ar net galbūt kažkas iš rajonų, iš Vilniaus atvažiuoja? Šiaip dažniausiai tai, aišku, didžioji dalis žaidžia vietinių žaidėjų, važiuoja kažkur iš rajono miestų, tai ten iš visokių Vievių suvažiuoja, Semeliškių, Aukštadvarių ir panašiai, kas yra netoli Trakų. Jaunimo irgi sekasi visai neblogai, žaidžia moksleivių lygoje C divizione, reguliarų sezoną pabaigėm 2, laukiam atkrintamųjų, žingsnis po žingsnio, nepaslaptis, Trakai yra irklavimo sostinė iš esmės, tai labai sunku konkuruoti su irkluotojais, futbolininkais ir panašiai, bet stengiamės gaivinti krepšinio tradicijas, nes Trakas jos ganėtinai buvo nusilpusios, kol kas neblogai sekasi, turim 2 trenerius, dirbam, užsivedę, manau viskas ateityje. Aš matau, kad užsivedė. Žinokit, jūs matytumėt, kaip Marius kalba užsivedęs. Žinant, kad mažai miegojęs, dar atvažiavęs pas mus, dar žinau, kad Marius sakė po mūsų pokalbį iškart treniruotės dar laukia, ar ne? Darbo pilna. Puiku. Mariau, pataisykit, ne per seniausiai tuo pačiu Trakai ir atsidarė naują sporto centrą. Taip. Nauja sporto salė atsidarė, vietoj senos buvo nugriauta, pakeistas projektas. Ir, sakykim taip, atitinkanti nacionalinės lygas salė. Skaityk 500 vietų talpinanti yra. Tai mes laukiam labai ilgai, nuo Guogos laikų, nuo visokiausių pažadų ir panašiai, bet džiaugiuosi, kad aš užaugau ir pagaliau dalaukiam tos salės. Čia kaip su Vilnius stadionu, ne? Yra žmonės, kur laukia, velniai žino, gal sulauksim, Trakai jau turi, labai smagu. Šiaip, kas klausosi mūsų, jau mes galbūt žinokit, kokią 2 ar 3 savaitę vis kalbam, vis pasakojam žmonėms apie KTU taurę. KTU taurė ir jūs dalyvaujate, ne? Mariau, pasipasakokit, kaip jums ten sekasi. Tai šiuo momentu esam patekę į ketvirtfinalį, kaip tik dabar su Genadijum, su Vilniaus rajono krepšinio klubo prezidentų derinimas datą, kada galėtume sulošti tas vienas varžybas dėl patekimo į finalinį ketvirtą. Sekasi gerai, pirmą etapą ganėtinai lengvai, serijai 2-0 praėjom pro Latvių barjerą, galim pasakyti taip. Antrame etape gavom irgi stiprią 2 diviziono Latvijos Salaspilio komandą, kuri 1 divizione, tai sakykim taip, jų nacionalinės lygos užima 1 vietą. Laimėjom 4 taškų skirtumų namuose, laukiam Vilniaus rajono iššūkio. Čia ta pati komanda, kur ir B... Tai visiškai ta pati. Jūs jau ją buvote įveikę? Šiais metais buvom įveikę pas juos išvyko, žaisim vėl pas juos, nes jie prieš Radviliškį laimėjo 5 taškų skirtumų, mes ant 4 prieš Salaspilį, tai tokio namų pranašumo neturim. Aišku, siūlom Vilniaus rajonai atvažiuoti pas mus, kadangi turim gerą salę. Vilniaus rajonas žaidžia Nemenčinės mokyklai, šiek tiek tokia, sakykim, tai prastesnė, bet greičiausiai teks važiuoti pas juos. O šiaip turit naują areną, naują sporto salę, kaip žmonės ateina, lankosi, noriai? Jo, tai sakau, Trakose niekada nebuvo stiprių labai tradicijų krepšinio, bet žingsnis po žingsnio aš manau, kad jau pradeda rinktis. Plus stengiamės taip iš tokios administracijos, iš administracinės, iš komunikavimo pusės kviesti žmonės, atsirado pas mus šokėjas. Šokėjas automatiškai irgi papildo tribūnas ir taip toliau, tai visai vaizdas yra neblogas. Labai gerai. Aš žinokit, klausiau ir praėjusią ar už praeitą savaitę čia ir KTU treneris pas mus buvo atkeliavęs, vis tiek įdomu. Kaip šiaip sekasi su komanda, ar ne, keliauti į tą KTU taurę žaisti Latviją? Ar nesukelia sunkumų? Žinau, kad nemiegat, ar ne? Nuvažiuojat, sužaidžiat ir važiuojat atgal. Šiaip visi šitie dalykai nesukelia daug iššūkių. Ne, aš manau, pas mus vis tiek komanda, sakykim taip, yra 50% jau patyrusių veteraninių tokių žaidėjų, 50% yra jaunimo, tai veteranai, kaip nepaslaptys, mėgsta keliauti, mėgsta tolimesnės kelionės, pabūti ir ilgiau neužsibūti, tikrai problemų nesukelia. Kas yra toliau, mums visos kelionės džiugina. Labai gerai. KTU taurė kovo 7 dieną. Ten mes su Viliu Vaitkevičiu buvom kalbėję, laukia finalo ketvirtas. Turbūt, Mariau, yra noras tame finalo ketvirtė čia į Kauną dar kartelį atvažiuoti. Aš manau, vienareikšmiškai ambicijos yra patekti į finalinį ketvirtą, bet pagrindinis tikslas KTU taurės buvo sumažinti
kuo didesnė kad būtų kuo mažiau prastovos krepšinė, dėl to, kad nepaslaptys atsirado 3 grupė, B divizione sumažėjo šiek tiek varžybų reguliariam sezonė, jeigu nebūtų KTU taurės, būtų vos ne 3 savaitės prastovos. Tai mes ėjom pagrindę su tuo tikslu. Su praktika, kad integruoti jaunimą, leis pasižaisti mūsų krepšininkam, kad išlaikytų tą žaidybinį ritmą. O apetitas auga bevalgant. Teisingai. Ir vėl tas pats klausimas, tik kadangi turim skirtingą pašnekovą, kiek galim pasidžiaugti mūsų krepšinio lygių, pažiūrėjus, kas vyksta Latvijoje su antru divizionu? Jeigu neklystu, kad tauriai žaidžiat su tuo latvišku NKL vadinamu komandomis. Taip. Kokios jūsų įžvalgos? Kaip jums viskas atrodo? Manęs tas lygis visiškai nestebina, aš nesakau, kad Latvijoje yra ten kažkoks žemas lygis, tikrai yra neblogų komandų, bet jau iš senų laikų žinau, kad šiek tiek Latvijos tas toks pusiau mėgėjiškas lygis yra šiek tiek, lengvai silpnesnis negu mūsų. Jeigu mes RKL B divizioną, sakykime taip, trečio diviziono, antro pogrupio, kaip čia galima pasakyti, komandą sugebam konkuruoti su LBL2, tai nacionalinės jų lygos pirma komanda ir laimėti prieš juos, tai reiškia, tam tikrus lygio niuansus parodo, bet Latvija yra konkurencingi, eilę metų buvo, tai čia nuo mūsų rinktinių iki tokio lygio, tai aš manau, kad viskas yra gerai. Smagu, kad tokie tauriai atsirado. Dar man vienas įdomus klausimas, kol jūs čia kalbat iškilo, ar ne, turit RKL, KTU taurę, lygą, kurioje irgi vakar grįžo Amber Basketball League. Kaip sekasi suspėt dar ir treniruotės? Kiek laiko treniruojatės, kaip vyksta pas jūs treniruočių procesas? Stengiamės spėti viską. Čia, žinant, greičiausiai mažiausia problema yra spėti į treniruotės, o didžiausia problema, kaip skirti laiko šeimai. Tai čia yra ta tokia didžiausia problema. Tai kai aš taip, aišku, perkeltinė prasme ir iš jokų pusės pasakysiu, kai manęs klausia, kaip santykiuose, tai visai sakau ant skyrybų ribos. Tai bet aišku, čia perkeltinė prasme, šiaip sekasi viskas tvarkoj, turim 2 treniruotės į savaitę. Tokiam lygiai visą laiką norėtųsi tikrai daugiau, bet didžioji dalis žaidėjų žaidžia dar už keletą komandų, turi savo darbus, tai čia, aš manau, yra natūralus procesas. Ir B divizionai turėjo 2 treniruotės ir yra visai neblogai. Priminkit, kada vakar grįžot ar šiandien? Šiandien grįžot? Jau grįžom šiandien apie 1 valandą nakties. Apie 1 nakties. Išmiegojot, spėjai kokio 8 ryto maks. Taip, spėjom išmiegoti, spėjom nuvažiuoti dar pasportuoti treniruoklių salę ir tada pas jūs. Atvažiavot pas mus. Dabar po mūsų kas toliau? Tada laukia dar 3 treniruotės. 2 su jaunimu ir su regionų lygos žaidėjais. Įspūdinga. Jūs tik paklausykit, kas čia vyksta, koks tai yra krūvis ir žinot, Mariau, kodėl aš irgi šito paklausiau, nes kartais galbūt iš šono žmonėms, kurie galbūt mažiau domisi krepšiniu, galvoja, kad regionų krepšinio lyga galbūt yra čia tiesiog susirenka dėdės vakarais pažaisti. Ne, čia vyksta, žinokit, labai rimtas darbas ir Marius Pavlovskis tai tik tais ir paliudijo kelionės. Labai šiaip iš tikrųjų smagu, kad turit tokių iniciatyvų, kurie pats padarėt su Amber Basketball League, kad yra iniciatyva KTU taurė. O nuo to tik tai smagiau ir kaip mes čia pasidžiaugiam su regionų krepšinio lygos prezidentu Vidu Butkumi, sako, net ant kalas neturi šito, ką turi ir kalas. Yra kur tobulėt. Yra kur tobulėt, labai gerai. Tai Mariau, didelis ačiū, kad atvykot, labai smagiai pasikalbėjo, matosi, kad mikrofonas jums tikrai nėra svetimas dalykas. Atrodo, Marius kaip automatu. Aš galiu klausytojams pasakyti, mes nieko visiškai nebuvom kalbėję prieš eterį. Tiesiog Marius sako, klauskit, atsakysiu. Ir atsakė viską tobulai. Tai Mariau, sėkmingo kelio, gerų treniruočių. Ir palinkėsiu kovo 7 grįžti į Kauną. Ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėte ir labai tikiuosi, kad susimatysim. Susimatysim, net nebėjau. Ačiū, Marius. Viso. Iki.